Papokštaukim. Taip, atkeliavo žinutė iš mūsų pokštininko Kesto, kuris šį kartą nori, kad paskambinčiau poniai Dianai ir pabandyčiau išsinuomoti žemės daržovėms pasisodinti. Jau juokinga darosi. Įdomu, kaip čia sureaguos. Man tai kas, aš paskambinti galiu, o jau paskui aiškinkitės jūs patys, ką prisidirbat. Labą dieną. Labą dieną. Ponia Diana. Taip. Toks, žinokit, reikalas čia išėjo kalba su draugu ir davė jūsų numerį, sako, pabandyk paskambinti, gal susitarsit. Toks dalykas, žinokit, aš išsikrauščiau iš kaimo į miestą ir man labai reiktų žemės plotelio išsinuomoti, daržovėm tiesiog pasisodinti. Va. Kaip jūs sakykit, ar sutiktumėt man išnuomoti žemės kažkiek? O to aš pavyzdžiui, neturiu. Čia ne aš viršininkė. Tai kaip čia dabar man jūsų numerį davė? O tai kas, kur tas viršininkas tada? Mama mano. Mama jūsų, ar ne? Taip, bet jinai tai dar irgi nesutvarkiu, suprantat, iki galo. Iki galo žemės reikalų, tai dar jau šį mėnesį sutvarkys. Bet žinot, aš be juos tai tikrai nežinau nieko, aš negaliu, nebent tik tai numerį paieškosiu juos tai jums padiktuoti. Tai palaukit, bet kodėl man jūsų sakė, su jumis kažkaip bandyti, o tai gal tada žinot ką, aš jums gal tada paskambinsiu po kada ten, po mėnesio? 26.7. jinai čia turi susitvarkyti dokumentus dėl žemės. Tai va. O tai šiaip ta mama jūsų tokia, kaip, sukalbama, susitarčiau aš su ja? Jo, paprasta. Gera mama. Gera mama, ar ne? Aha. Nu, tai labai gerai būtų, žinot, nes savo daržovių nebeturiu. Va, taip, anksčiau labai mėgau, žinot, dabar labai liūdna man. Tai va, žinau, iš pasveikalus. Nu va. Oho, tai čia gero žinios, tada aš gal po mėnesio kokio... Tada, kai jūs ten, kaip ir sakėt, pasiskambinsiu būtent tą dieną, ar ne? Aha. Tada gal kažką jau žinosit. Taip. Nu gerai tada. Dar vienas dalykas tada. Taip. Jūs klausotės Tavo balso. Radio stotis Tavo balsas patrukdė, jūs žinokit. Truputėlį pokštauju. Bet noriu perduoti linkėjimus. Iš tikrųjų, tai čia šitą visą pokštelį sugalvojo Kestas iš Anglijos. Pažįstat Kestą? Ne. Kesto nepažįstat? Ne. O tai kaip dabar? Jūs pažįstat, jūs jo nepažįstat? Na jau jūs čia juokus krečiat ir viskas. Nu tai Kestas čia, Kestutis? Nepažįstu jokių Kestučių. Nu tai jis parašė jūsų numerį. Apie žemę. Kestas Bieliauskas, nepažįstat? Bieliauskas. Nu va, mato, tai reikia pavardę sakyt, pasirodo, ne vardą. Aha. Tai va, Bieliauskui galit perduot kažką? Jis klauso radijo dabar ir girdi jūs. Sėkmės šiandien ir tiek. Ir viskas? Ir viskas. Supratau. Nu, bet pasikalbėjom smagiai, tikiuosi su ta žemė jums ten viskas bus gerai jūsų mamai, o jums geros, gražios dienos. Ačiū labai. Viso geriausio. Thank you.